šnekėjome, dabar truputį gal patobulinau ją, kad bus pokalbis su žmonėms, pakviesti į savo grupę žmonių, kad jie suprastų, kuo mes čia užsiminėjom iš tikrųjų, kokiam versle esame. Tai va tokį dalyką norėjau pasakyti. Tai mane girdit gerai? Iš kur ir Mina, man atrodo, dingai. Girdim. Girdit, jo? Tai aš jau galiu pradėti, jo? Gerai. Tada pradedam, slaidą paleidžiam ir... Tai va. Tai va, visiems normaliems žmonėms, kad išmokti važinėti dviračiu, reikia atlikti, maždaug, sakykime, 100 bandymų. Taip? Čia mes šnekame apie vaikystę. Kaip mes mokinomės važinėti dviračiais, visi paminat, kad pradėjome su visais važiuoti ir visą laiką griūvame, kol neišmokame važiuoti. Su dviračiais, aš šneku, nebe triračiais. Bet jei yra tokių vaikų, kurie neturi koordinacijos, jiems labai sunku išvažiuoti dviratį, jie yra ypatingi. Tai tiems vaikams reikia padaryti ne 100 bandymų, bet 1000, kad išmoktų važiuoti su dviračiu. Ir jie tai sėkmingai padaro, išmoka. Ja? Bet jei tu esi labai atkaklus ir turi lyderio savybių, tai tau reikėtų atlikti 10 000 bandymų ir tu važinėti su dviračiu 10 kartų geriau nei normalus žmonės. Tai va, reikia vienu žodžiu iš to išeina, kad reikia žiūrėti, ką daro lyderis ir daryti 10 kartų daugiau nei jisai. Ir tau iš tikrųjų pasiseks, tu netgi gali būti stipresnis negu pats jūsų lyderis. Taigi grįžtame prie praeitos mano temos truputį, prie pinigų kvadranto. Ir mūsų versliais yra labai reikalingas. Jei neturite galimybių, tai yra noro tobulėti ir siekti aukštumų. Jei turite iš tikrųjų, nusipirkite Roberto Kiyosakio knygą Pinigų srauto kvadrantas, ten labai aiškiai viskas yra išdėstyta ir iš tikrųjų labai supratingai žmogus iš tikrųjų labai gerai parašęs. Taigi, pinigų kvadrantas, kiek atsimenat, buvo D darbas, jo L tai verslas, nesamdoma veikla, bet laisva veikla, V verslas ir į investicijas buvo. Kuo skiriasi L nuo V? Tai žmogus, kuris dirba be užmokesčio pats savo. Visas verslas, visa veikla laikosi ant jo paties. Tai yra, kiek jis dirba, tai tiek jis ir uždirba. Jei jis nedirba, tai ir savaime aiškiai neuždirba. Kas yra šioje kategorijoje? Tai žmonės, kurie yra sukūrę savo darbo vietas. Taigi, uždarbę jis negauna. Viską, ką jis uždirba, sumoka mokesčiams, medžiagoms, įrankiams ir tik toliau. O kas lieka, jau tada yra jo. Jei jis nustoja dirbti, kas tada gaunasi? Jis nustoja gauti pajamas. O gauna jis tiek, kiek žmonių praeina praeina. Kiek jisai praleidžia pro save žmonių. Bet jei suprantate, ką jisai sieja su pajamus, tai fizinis apribojimas. Taigi jisai negali daugiau praleisti pro save žmonių darbo metu, nes jis fiziškai to negali padaryti. Taigi čia galima uždirbti daug pinigų ar mažai, bet čia yra pats baisiausias dalykas, yra fizinis apribojimas. Faktiškai, kaip aš sakau, neįmanoma fiziškai padaryti to dalyko, jeigu ten pro save praleisti 100 žmonių dieną, nepraleisi. Ja? Jei, tarkim, šis darbuotojas sugalvoja ne pats dirbti, o organizuoti taip, kad kiti dirbtų, tai jau yra V. Taip, yra verslas. Kitų žmonių darbo organizacija tai yra verslas. Ir patikėkite, verslininkui tai nėra labai svarbu, koks jis darbininkas. Jam juk dirbti nereikia. Jis pasamdė darbininką, kuris atlieka darbus, kuriam ir reikia būti specialistu. Taigi, jam nebereikia būti gerų specialistų, jam reikia būti gerų darbų organizatoriumi. Jei jis gerai organizavo, tai pelninga. Jei jis blogai organizavo, tai verslas minusinis. Atrodo paprasta, taip? Bet pažiūrėkime, kur mes papuolame. Mes visada norime tapti gerai specialistais. Ir netgi vaikams savo sakome, mokome, kaip eina į mokyklą, kad jie taptų gerai specialistais. Ir mes džiaugiamės, kai jie gerai mokinasi, baigia mokyklas su diplomais ir taip toliau. Taigi, įsivaizduokite, kad jūsų vaikas yra labai geras specialistas. Jam labai sunku bus kilti karjeros laiptais. Kodėl?
Todėl, kad labai gerą specialistą pasodinti į viršininko kėdę yra labai rizikinga. Jūs galite prarasti labai gerą specialistą ir tuo pačiu negauti gero vadovo. Todėl, kad būti geru vadovu, nebūtina būti geru specialistu. Daugelis sako, aš esu labai geras specialistas, bet manęs niekas nekelia karjeros laiptais. Įdomu, kuris iš jūsų taip kalba. Ir teisingai daro, kad nekelia, todėl, kad galima prarasti gerą specialistą ir negauti gero vadovo. Tai kita truputį veikla, darbas su žmonėmis. Jie visai kitaip yra sudaryta. Dar trumpam sustosime prie I kvadranto, čia žmonės serga investicijomis, jie kažkur tai investuoja pinigus ir labai patenkinti ir išdidus. Siūlo kitiems investuoti. Aš noriu jums pasakyti, kad jūs suprastumėte. Investuoti tai reiškia gyventi už procentus iš investicijų. Jeigu jūs investavote 1000 litų, taip? Koks dabar yra vidutinis procentas? Na, paimkim pavyzdžiui 20% metinės grąžos. Jūs investuojate 1000 su 20% metinė grąža, tai gaunasi 200 litukų. Tai 200 padalinų į 12 mėnesių gaunasi 80. Kiek čia gaunasi? 83,5 lito, jo? Ir klausimas, ar jūs galėtumėt pragyventi už šios pinigus per mėnesį? Kadangi jūs neinvestuotojas, tada vadinasi, jūs atidedate pinigus, nes investavimas vyksta visą laiką nuo 250 000, taigi su 20 metinė grąža, dalinam iš 2, gaunasi 4 000, čia vadinasi investavimas. Taigi mes to ir neliesime, praleidžiame. Taigi, mums palieka tik tai D ir V kvadrantai, tarkim, papuolėte jūs į verslą. Viskas klostėsi kuo puikiausiai, iš pradžių viskas vyko sklandžiai, didelis uždarbis, dideli pinigai. Kaip sakoma, gyvenimas pasisekė. Bet kas nutiko? Nutiko 2 blogi dalykai. Pirma, reikia dirbti daugiau nei visi kiti darbuotojai, reikia į darbą ateiti nors pusvalandį anksčiau, išeiti papuola net ir 11-12 nakties ir darbas vyksta 12-13 valandų, be išeiginių ir be atostogų. Žinoma, tai duoda didelį pelną ir galima daug uždirbti, bet apie tokį darbą galima pasakyti tokią frazę. Ne aš turiu verslą, o verslas turi mane. Ir dar nėra jokio jausmo, kad tu stovi stabiliai, nes jei tu nustoji dirbti, tu nustoji gauti pajamas. Bet liūdniausia tai, kad tradicinį verslą labai sunku yra vystyti. X kompanija, tarkim, jo, jūs atidarėte X kompaniją arba, kaip, kad būtų paprasčiau, atidarėte parduotuvę. Po sėkmingos parduotuvės atidarimo ir darbo po kiek laiko jūs norite padidinti pelną. Nes kai padidini pelną, tai padidėja pajamas. Jo? Aš galiu įdarbinti kelis pardavėjus, pastatyti dar kelis prekystalius, tai yra sumažinti vietos parduotuvę. Statyti daug papildomų prekystalių mes negalime, nes mūsų parduotuvėje paprasčiausiai netilps. Vadinasi, tai ne išeitis. Ar galim išsinuomoti kitą parduotuvę? Tarkim, išsinuomavome kitą parduotuvę. Kyla klausimas, o kas valdys antrą parduotuvę? Aš? O kas valdys pirmą? Bet pirkėjas jaudina tik ne tai, kur bus jiems įdomiausia pirkėjams, kur bus prekės, kokios jos bus, bet jų niekada nejaudina, kas valdys parduotuvę. Štai čia yra pati silpniausia grandinė. Vėliau, kai aš pasakysiu apie tinklinį marketingą, bus ta pati situacija, pamatysite. Tai jeigu valdytojas arba statytinis parduotuvės vadovas yra pastatytas ne visai atsakingas, o tik paprastas darbuotojas, tai jisai nesprendžia sunkių situacijų, kurios pasitaiko dirbant tradicinėme versle. Taigi, jei atsitinka tokia situacija, kam ją reikia spręsti? Žinoma, turi spręsti tas, kuris valdo pirmą parduotuvę. Vadinasi, jam reikia atvažiuoti antrą parduotuvę ir susidariusią problemą įspręsti. Tada klausimas, kam reikalingas antros parduotuvės valdytojas. Kodėl aš turėjau mokėti didelius pinigus? Jau galima išmokinti įspręsti keblias situacijas. Jei žmogų mokinti, kaip spręsti kitokią situaciją, tokias sunkias situacijas, kaip įgyti patirties įspręsti, mes išmokiname žmogų verslininko įgūdžių. Po kažkiek laiko jis pats supranta, kad gali jau turėti nuosavą verslą ir išeina iš parduotuvės. Todėl, kad negalime laive padaryti 10 kapitonų. Laive turi būti 1 kapitonas. O jeigu jums reikia dar vienos parduotuvės, dar vienos parduotuvės,
Būna taip, kad žmonės išeidavo ir pasiimdavo su savim kolektyvus, ryšius ir tai verslininkus labai erzina. Verslas plečiasi, bet labai sunkiai. Dar į parduotuvę įdėta yra tam tikra suma pinigų, į paprastas, į patalpas, įrangas, į prekes, į mokesčius ir taip toliau. Bet kad atidaryti tokią pat parduotuvę reikalinga dar tiek pat pinigų. Pirmoje parduotuvėje dirbant susidaro pelnas maždaug 10%, ja? Nuo prekio apyvartos. Jei neužteks pirmai parduotuviai tų pinigų atidaryti, jos reikės pasiskolinti, kad pastatyti ją ant kojų. Taigi, tinklinis marketingas. Tinklinio marketingo visai kitokia idėja. Idėja ta, kad antros parduotuvės valdytojas būtų geresnis negu už mane patį. Pelno kvalifikacijas pajamų atžvilgiu. Ir man tai yra labai naudinga. Naudinga tai, kad jis būtų aukščiau už mane. Man pelnyga, kad kažkas pasi, ar jis pats pradėtų uždirbinėti pinigus. Kodėl? Tai tradicinis verslas vadinasi linijiniu. Nes jei turite parduotuvių tinklą, tai vadinasi linijiniu verslu. Parduotuvė negali sukurti kitos parduotuvės. Tik kompanija gali sukurti parduotuvę. O pati parduotuvė negali sukurti kitos parduotuvės. Tinklinio marketingą galima kurti tiek, kiek nori. Ir tie, kurie yra po tavimi, kiek bebūtų linijų. Bet kurie pakopoje būdamas žmogus gali kurti savo verslą. Nes jis užima užsiema savo paties verslu. Ir kas svarbiausia, man tai pelninga, jis gali žemiau manęs pasiekti daugiau už mane. Ir kas svarbiausia, man nereikia nieko įdėti, kad atsirastų šis lyderis. Reikalingos jam tik mano žinios ir mano patirtis. Dar kartelį pasikartosiu, jei jam tai aktualu, jis yra lyderis. Noriu dar atsakyti vieną klausimą, kurį man kartais užduoda. Iš kur tu žinai, kuris yra lyderis? Labai paprasta. Tu jį tiesiog jauti. Tu jauti iš jo veiksmų, iš jo kalbų, iš jo domėjimus. Paklaus žmogaus, ką jisai skaito, kuo jis įsidomėjęs ir tu sužinosi, kas jis toks. Kartais tai pajauti savyje ir tai sunku paaiškinti. Tiesiog vidinis balsas sako, kad jis yra lyderis. Nebijokite klausinėti savo naujoko, kaip jis gyvena, kuo jis domisi ir kas jam patinka. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir jūs paprasčiausiai netgi atrasite tarp dabartinių jūsų naujokų lyderių. Tik tai reikia teisingai prie jų prieiti. Kada yra sakoma verslininkams, kad galima padidinti pajamas nedidinant priemonę? Tai kas tai supranta, sako, kad tai negali būti. Tai sutikite, tinklinio marketingo sistema yra labai gera savo struktūra. Dar vienas privalumas tinklinio marketingo palyginus su tradiciniu verslu. Pasakyk savo draugui ar pažįstamų tokią frazę. Paprasčiausiai, draugui, kuris turi savo verslą, tarkim, turi parduotuvę savo, ir jam pasakykit, patikėk, man rytoj nereikės važiuoti į ofisą. Ir patikėk, man ir poryt reikės važiuoti į ofisą. O aš į ofisą, kada nori, tada ir važiuoju. Galiu savaitėmis nesirodyti ofise. Jeigu aš išvažiuosiu, tarkim, porai metų, aš galiu ilsėtis, nes mano verslo valdytojai tai yra tie, kurie kūrė savo grupės. Todėl reikia dirbti ir daryti įdarbį tinkle. Todėl aš tinkle tik noriu perspėti, to daryti nereikia 6%. Ja? tą reikėtų jau orchidėjų klubos nariui daryti. Tai va. Nes tinklinis marketingas yra daug efektyvesnis nei tradicinis verslas. Tradicinėme versle galima daug greičiau uždirbti pinigus. Tai jums gali pasirodyti keista. Kai aš pradėjau verslą, man buvo labai keista, bet po to buvo nebekeista. Šiuo metu sukurti verslą yra labai paprasta, bet valdyti verslą yra be galo sunku. Su tinkliniu marketingu yra sunkiau sukurti verslą, todėl jūs pradedate kurti savo sistemą, jūs esate ne verslininkai, jūs tiesiog paprasti vartotojai. Viskas laikosi ant jūsų pečių. Jeigu jūs mesite, tai viskas ir baigsis. Verslas pasidarys tik tada, kai po jumis atsiras lyderiai, kai po jumis atsiras nors vienas lyderis. Na, įsivaizduokite, kad po jumis atėjo toks kaip Irena Oliver. Įsivaizduojate visi? Va tada jūs jau galite sakyti, aš pradėjau suprasti, kas yra tinklinis verslas. Ne tinklinis marketingas, o tinklinis verslas. Jeigu po jumis
vienas toks kaip Irena Oliveris ateis. O kaip jums bus tokių 3, jūs tiesiog būsite ekstazija nuo tokio verslo. Iki to momento susilyginti su tradiciniu verslu. Eini ir kažką darai, eini ir darai, tu dirbi, kuri savo verslą. Pininiam verslą taip pat, eini dirbi. Tai po 16 valandų per parą. Kai jūs vaikštate, pasakojate, ką jūs darote, kažkas vyksta. Niekada nestovėkite vietoje, visą laiką pasakokite kitiems žmonėms, ką jūs darote, su kuo jūs užsiminėjate. Ir ar daugiau ar mažiau, bet priemonės pas jūs atsiranda. Nustosite tai daryti, nustos atsirasti priemonės. Šis kelias skirtingiams žmonėms skirtingai duoda laiką, skirtingų laikų viskas. Pas ką greičiau, o pas ką viskas vyksta lėčiau. Ar norite sužinoti, kaip galima sutrumpinti šį laiką? Bet tai sunku. Ir daugelis žmonių praranda regėjimą. Net tada, kai mes paišome piešinėlius ant lentų. Jie tiesiog neįsisavina tai, ką mes jiems duodame. Klausimas jums klausimas, jo. Ar jūs galite per metus surasti 3 žmonės per metus, kurie pirktų už 100 taškų ir išmokinti padaryti tą patį, ką darote jūs? Per metus, ne per mėnesį, ne per savaitę, per metus. Štai jūs atradote 3 žmonės per metus ir paskaičiuokime. Tai mes per pirmus metus kompanijoje gauname 10 litų. Per vienus metus jau mes uždirbam. Taigi, už 2 metus pas jūs jau bus ne 3 žmonės, o 9 žmonės, kurie perka produktų už 100 taškų. Taip? Nes tie 3, kuriuos pakvietė, suras kiekvienas dar po 3 žmonės, vadinasi, jau bus 1000 taškų, todėl, kad ir jūs perkate 100 taškų. Teisingai? Čia 2 metai. Jo? Ir jūs per 2 metus uždirbate 25 litus. 3 darbo metais jūs turėsite 2800 taškų. Jūs uždirbate 140 litų. Jūs suprantate? 3 metai darbo ir išėjo tik 2700 taškų už 140 litų. Tai pasikarti galima, tiesa? Bet jei paskaičiuotumėte jau 7 metais, būtų virš 38 tūkstančių litų per metus. 218 tūkstančių taškų ir tai jei netaptumėte orchidėjų klubo nariu. Dar plius prie to jums sumokėtų nuo 1,5 iki 8,5% pasaulinės prekių apyvartos. Padalinkime šitą visą dalyką iš mėnesio, jo? Ir jūs uždirbtumėte 3000 litų ir tai neskaitant jokius jūs esate orchidėjų klubo narys. Taigi, jeigu dar orchidėjų klubo nariai, tai kiek teko matyti, kaip vadinkim tuos čekius, tai virš 4000 būna 8, o čia vieną kartą rodė, netgi iki 8000 buvo atlyginimas. Tai va, 7 metai nieko neveikiant. Taigi, per pirmus metus raskite 3 lyderius, kurie pirktų kas mėnesį produktų 100 litų ir išmokinkite tos pačios sistemos, kurią aš rodau dabar jums. Ir viskas. Ir po 7 metų jūs kaifuosite. Tiesiog mano patarimas, niekada nesustokite pusiaukelėje. Jeigu neturite tikslo ir siekiate jo, atrodo, pradėjote dirbti, praėjo 3 metai, o rezultatą jokio. Dauguma žmonių neužsiminėja tokių verslų, o liko tiek nedaug. Iki tos tai puoselėtos idėjos apie geresnį ir sveikesnį gyvenimą. Labai daug žmonių palūžta per pirmą laikotarpį dėl pinigų trūkumo, supratimo, ką reikia kurti. Taigi, tam, kad pasodinti kviečius iš pavasario, o rudenį nuimti derlių, proto visiems užtenka. O kad pasodinti sodą, o jau vaisiais džiaugtis po kelių metų, proto jau nebeužtenka. Aišku, apie ką jums. Įsivaizduokite, kad užaugintumėte vynogynus, o po to iš jo pagaminti vyną. Reikia apie 14 metų darbo. Įsivaizduojate 14 metų. Ir jei pas jūs mūsų senolius buvo tokia išmintis, jo, tai kodėl mums jos neturėti? Tiesa, ar galima šį laiką sutrumpinti? Ir žinoma, galima. Jei turėtumėte ne 3 žmonės, 6 pavyzdžiui. Dauginkit viską. Tai va.
Ir dabar mes priartėjame prie vieno įdomus pastebėjimo. Štai žiūrėkite, kad būtų aiškiau. Atsimenate iš mokyklos apie elektrą. Čia yra laidas, jo, elektrinis, yra dalelės. Na, įsivaizduojate, taip, ir tos dalelės juda. Juda ten, kur jos nori. Viena juda į kairę, viena į dešinę, kitas aukštyn, kitas žemyn. Ir pas kiekvieną yra kitoks judėjimo kryptis, jo. Yra dalelės, kurios visai niekur neėda. Ką jos daro? Jos paprasčiausiai stovi. Ir kai mes duodame tikslą kryptį nuo tam tikro taško iki kito taško, jo, kai kurios dalelės teisingai juda, o kitos ne, kurios visai nejudės. Dabar išverčiu visą tai į normalią tinklinio marketingo kalbą. Pas jūs egzistuoja skirtingų lygių žmonės, tokie kaip klientai. Klientai tai tokie žmonės, kuriems jūs pardavėte produktą vieną kartą. Taip? Daugiau yra laikini vartotojai. Taip? Yra dar pastovūs vartotojai. Yra konsultantai, kurie kalba, bet nieko nedaro. Jo? Yra konsultantai, kurie kalba, na ir kažką bando daryti. 50/50 pavadinkim taip, ne? Yra konsultantai, kurie kalba, daro ir tie, kurie tampa lyderiais. Skirtingos žmonių kategorijos. Yra žmonės, kurie negali sudaryti potencialą skirtumų. Jo? Klausimas. Ką tu darai? Žmogaus klausijo, susitinki savo konsultantą ir jo klausia, ką tu darai? O jis atsako, aš pasakoju apie savo kompanijos produktą. Teisingai. O ką dar darai? Ieško tų, kurie nori užsidirbti. Puiku. O po to jis sako, kad mano rezultatai neįkvėpia. Savai neaišku. Ir niekada tavęs jie neįkvės. Kodėl? Labai paprastas atsakymas. Labai daug žmonių, kurie ateina iš šį verslą, nelabai supranta, ką šis verslas apima. Pas juos yra supratimas, kad reikia parduoti produktą, reikia sudominti, reikia papasakoti, reikia įtikinti. Na, pavyzdžiui, žmonės dėl efektyvaus valymo, kad jie gerai valo produktą, kad tvarkingai dirba. Jeigu jūs darysite vien tai, apie ką dabar kalbėjome, tai ir jūs galvosite, tai ką mes kalbėjome. Ir jums bus labai svarbu, tai jūs turėsite tik laikinus vartotojus ir laikinus klientus. Todėl, kad pastovus vartotojas priklauso visai kitai sričiai. Taigi, pastoviai taip dirbdami jūs turėsite pirkėjus, laikinus vartotojus, konsultantus, kurie nieko nedaro ir konsultantus, kurie daro 50/50. Ir jūs būsite pastoviai laisvai samdomi. Daug kas taip dirba. Kai tie žmonės jie ateina, išsivalo ir išeina. Ateina, išsivalo, pasikvėpina ir išeina. Pažada, kad vykdys veiklą ir išeina. Bet kodėl? Produktas geras, sistema puikiai, pinigus sumoka. Bet kodėl žmonės ateina ir išeina? Atsakymas yra labai paprastas. Šis verslas kūrimas ant tų žmonių, kuriems šis produktas yra reikalingas, o ne tiems, kuriuos mes galėtume sudominti. Tai labai įdomu, ši sistema kuriasi su pastoviais vartotojais. Taip mes turime turėti tos žmonės, kurie ateina ir išeina. Jie nėra blogi, bet paprasčiausiai jie ateis ir išeis. Ateis ir išeis. Jie visą laiką tai daro. O pastovus vartotojai liks. O antras reikalas. Reikia surasti žmonių, kurie nori užsiimti šią veiklą rimtai. Na štai dabar pakalbėsime apie FM Group. Jūs labai daug galvojate, kaip realizuoti produkciją, kaip parduoti produkciją, o ne surasti žmonių, kurie norėtų skaniai kvepėti, gerai ir kokybiškai išsivalyti namus, pasidaryti gražų makiažą. Yra žmonės, kurie nori vartoti produktus, o yra žmonės, kurie nori turėti iš produkto rezultatą. Tai yra dvi skirtingos žmonių kategorijos. Jeigu tik vartoti, tai pas jūs bus tik laikini klientai ir vartotojai. O jeigu rezultatą nori žmogus, tai ir gauna gerą rezultatą. Tai pastovus klientai ir pastovus vartotojai. O jeigu jūs pasakosite, kokia yra nuostabi FM Group kompanija, pas jūs bus konsultantai, kurie nieko nedaro. Ir kurie daro 50/50 kategoriją.
Bet jei jūs save pastatysite kaip žmogų, kuris gali parodyti, kur jūs randatės ir kur jūs galite nueiti, tai yra, kokiu reikia tapti, kad galėtum kviesti lyderius. Lyderiai tai tokie žmonės, pateiksiu kaip pavyzdžiui. Pavyzdžiui, yra darbo sistema, kur žmonės surišti grandinė. Tai ta sistema visur veikia, visose sferose, kur dirba daugiau negu vienas žmogus. Tai galima kai kurios žmonės išimti iš šios sistemos, paprasčiausiai, pašalinti jų. Ir sistema paprasčiausiai nesudarės, jei nieko neatsitiks tą sistemą. Bet jeigu jūs išimsite iš šios grandinės sistemos lyderį, tai pati sistema pasikeis. Ar ji taps geresnė ar blogesnė, jokio skirtumo nėra iš tikrųjų. Svarbiausia tai, kad jinai keičiasi. Tai tai yra, čia yra apie lyderį, čia yra lyderis toks. Dar yra formalus lyderiai ir neformalus lyderiai. Kaip juos supratote? Formalus lyderis yra tas, kurį paskyrė. Būti viršininku, pavaduotoju ir taip toliau. Jo. Bet yra neformalus lyderiai. Prisiminkite, ar jūs vaikystėje buvote kažkokie išskirtiniai? Pavyzdžiui, ar buvote neformaliais lyderiais? Pas jūs tada yra labai daug šansų, kad šiame versle jūs galėsite pasiekti pasiekimų. Jei jūs buvote treneriu, tai yra labai daug šansų pasiekti daug pasiekimų. Treneris, galim pasakyti, tai labai įdomus žmogaus kategorija. Treneris tas, kuris mokina kitus žmonės. Ar supratote, kokių reikia žmonių jūsų sistemą? Jei taip dirbsite, tai yra visi šansai, kad jūs bus viskas puiku. Taigi, todėl, kad bet kokia sistema reikia suprasti, ar tai būtų gamykloje, ar parduotuvėje, ar institute egzistuoja tam tikras grandininis skeletas, pagrindinių žmonių. Tarkim, tai medžio skeletas. Kiek šakelių daug gražių. Tarkim, tai medžio skeletas. Tai yra čia ir mažų šakelių, ir didesnių. Ir kuo skeletas stambesnis, kuo daugiau jų šakų ir kuo daugiau jie viena su kita persikryžiavusios, tuo vainikas bus didesnis. Pati ta medžio apimtis. Čia aš jau taip išplėčiau labai didelį. Taip. O jei paimsim kamieną, tai jis yra labai storas ir didelis. Bet būna, kad prie jo dar užauga maži lapeliai. Taip. Kamienas pats didelis, o lapeliai maži. Pervedu į paprastą kalbą. Maža būti stipriu. Įžymių žmonių šiame versle. Čia reikia būti paprastam, labai stiprių žmonių. Apsuptam, paprastam, taip, apsuptam stiprių žmonių. Tai nėra klausimas, kuo jūs ypatingas, tai klausimas, kiek pas jūs žmonių. Ne kokia jūsų žvaigždė, o kiek aplink jūsų yra žvaigždžių. Tai yra labai dideli šio verslo ypatumai. Tiesiog paprastame gyvenime jūs vertintų, kuo jūs ypatingas, ką galite daryti jūs, ko negali daryti kiti. Ir jūs prie to pripratote. O čia reikia būti neypatingu, čia reikia būti labai pakartotinu žmogumi, su kuriuo norėtų daugumas dirbti ir kurį galėtų daugumas pakartoti. Nesvarbu, kaip vyksta darbas pas vieną ar kitą lyderį, svarbu, kad viskas dubliuotųsi, kad galėtų pakartoti daugumą žmonių. Taigi svarbu, kad mūsų medė būtų kuo daugiau šakų. Ir jei mes vieną iš jų įpjausime, kas bus? Tai sekančios šakelės, kurios eina toliau jo, pradės džiūti. Svarbu jos neperpjauti. Turi tekėti prie energiją. Ir kam visą tai reikalinga? Tam, kai pradės viskas augti, pradės didėti medžio vainikas. Tada šis medis duos vaisių. Daugelis žmonių galvoja, kad yra gudrus metodai. Jokio gudrumo čia nėra. Paprasčiausiai reikia dirbti su žmonėmis. Apačioje lygiai taip pat kaip su žmonėmis viršuje. Ir pradedantis turi dirbti lygiai taip pat kaip ir lyderiai. O lyderiai kaip ir pradedantieji. Klausimas ne kiek pas jūs yra žinių. Klausimas tame, ką jūs panaudojate dėl savo gyvenimo pakeitimo. Einame prie paties įdomiausia. Kai atėjai į kompaniją, ką tu joje pamatai? Joje matosi ne marketinginis planas, o sistema. Dauguma žmonių ateina kompaniją tik dėl produktų, nes jam nereikalingas verslas, jam nereikalingas tinklinis marketingas, jam reikalingas produktas, nes naujam žmogui yra labai sunku papasakoti apie verslą.
Nes marketinginis planas neparodo, koks yra šis verslas ir kokie yra ypatumai ir kokie yra pinigai. Jie įpaišai ant popieriaus lapo burbuliukus, tai nėra verslo paaiškinimas. Todėl, kad gali jums nupiešti nuo 3 procentų iki 21 procentą, o ateina iš kitos kompanijos ir sako, o pas mus 30 procentų moka, wow, o 30 vis daugiau negu 21, taip? Žmonės, kad ir 50 procentų, svarbiausia reikia sukurti, iš ko užmokėti. Tai yra prekė apyvarta, iš kurios jums mokės tuos 30, o gal 50. Aš jums užtikrinu, 21 procentas nuo 1000 bus daugiau negu 30 nuo 100. Ir tai akivaizdu, bet žmonės tai nesupranta. Jiems atrodo, kad vis dėlto 30 procentų yra daugiau. Taigi, sėkmės įstatymas yra labai paprastas. Tai fokusas. Tai jūsų fokusas ten, kuris turite papulti. 5 procentai įgūdžių ir 95 procentai dvasios. Štai, patys žiūrėkite, ko jums trūksta. Kaip matote, čia žinių nėra. Čia schemoje žinių nėra. Tai absoliuti schema. Ji dirba visur, bet kokioje sferoje, bet kokioje specialybėje. Yra 5 procentai įgūdžių ir jums reikės 95 procentus dvasios. Nes jums tiksliai reikia žinoti, kur jums reikia papulti. Jums reikalingas fokusas. Ir išskyrus meno, jums dar reikia suprasti, kad jūs turėsite dirbti su žmonėmis. Tai ne psichologija darbas su žmonėmis. Pažiūrėjus aiškiau pas pačius yra labai daug įvairių problemų. Tai štai, kas įdomiausia, pirmoje eilėje reikia susidaryti aiškius įgūdžius. Išmokti šių įgūdžių ir padaryti taip, kad galėtum mokinti įgūdžių kitus žmonės. Mokinti įgūdžių, o ne žiniomis. Įgūdžiais, o ne žiniomis. Ir taip vystyti dvasią. Ir taip padėti žmonėms nusistatyti savo fokusą. Padėti aš negaliu savo fokusą jiems pastatyti. Asmeniškai negaliu. Aš negaliu jiems savo tikslo pastatyti. Principe mes visi išskirtiniai esame nuo kitų žmonių. Pas kiekvieną žmogų yra savi tikslai, o instrumentas yra pas visus tas pats. Ir tam, kad šiems įgūdžiams išmokti, kad išmokti, kaip sukurti dvasią, kaip tai sukurti, reikia rimtai tuo užsiimti. Reikia išmokti sukurti prekę apyvartą. Išmokti sukurti ją greitai išpūstyti. Bet kai atsiranda kuo didesnė prekė apyvarta, tuo daugiau tenka dirbti. Tai panašiai tas pats kaip tradicinėme versle ir tai surišta yra su tuo. Na, jei jūs pažiūrėsite į visą tinklinį marketingą, visas kompanijos dirba per verslą. Taigi, dirbti per verslą, ar žinote, kas tai? Tai pirmiausia, reikia siūlyti apie galimybę užsidirbti. Pirmoje eilėje tai uždarbis. O po to jūs sakote, kad uždarbis per produktą. O dirbti per produktą, tai pirmoje eilėje turite pastatyti produktą, papasakoti apie produktą, parodyti jį. Na, šiuo atveju produkto rezultatas mūsų kas būtų. Kvapas, valymas, kosmetika. Ir po to tik galimybė užsidirbti. Papasakoti apie produktą, parodyti viską ir galimybė užsidirbti. Yra viena šunybė dirbant per verslą. Dirbant per verslą galima greičiau užsidirbti. Ir todėl visi eina per verslą. Netgi kai kurie lyderiai nesupratę kai kurių dalykų dirba per verslą. Todėl, kad taip greičiau. Kodėl? Todėl, kad jūs kviečiate žmonės užsidirbti. Geroje kompanijoje su geru produktu. Bet jūs juos kviečiate užsidirbti. Kodėl? Jei jūs kviečiate žmonės užsidirbti, ko pas jūs bus daugiausiai? Žinoma, tų, kurie nori užsidirbti. Teisingai? Na štai, pas jūs atėjo 100 žmonių, kurie nori užsidirbti pinigų. Jei jūs kiek nors suprantate finansuose ar matematikoje, 95 procentai žmonių, kuriuos pašaukite, jūs juos apgavote. Viduryje kompanijos nėra pastatytos pinigų spausdinimo mašinos. Jinai jums pinigų neduos. Žmonės atnešė pinigus, tie 100 žmonių atnešė pinigus ir nupirko produktų, norėdami užsidirbti.
labai įdomiai dar kartą paklausykite, jie atnešė pinigus tam, kad užsidirbtų. O pinigai, kuriuos jie atnešė, nuėjo gamintojai, sąnaudom, komisiniai. Apskritai išmokam komisiniai yra tik 5 procentai, o 95 procentų nėra už ką. 95 žmonėm jau procentų nėra už ką mokėti. Jei atsiras dar norintis užsidirbti, ne? Žinoma, šitiems 95 procentams sumokėsime, bet sekantiems 95 procentams jau nebus už ko mokėti. Tokie sistemo laimėtojai bus išmokamas iš pralošėjo. Ar galima tai vykdyti? Taip galima. Apeliuojant į žmogaus godumą, norą greitai praturtėti. Todėl daugelis verslininkų į tinklinį marketingą žiūri kreivai. Todėl, kad normalus verslas turi vystytis ne tada, kai jūs kviečiate užsidirbti, o tada, kada 95 procentai žmonių kviečiami išleisti pinigus ir nesiruošia iš to uždirbti. Nu, paaiškinsiu paprastai tą dalyką. Jūs, tarkime, turite kavinę. Kavinė ką parduoda? Kavą. Tai yra, parduoda savo produktą. Taip? Įsivaizduokite, kad kavinė pradėjo stumti verslą, plėsti verslą. Ir kviečia žmonės, kad jie atėjo pas juos užsidirbtų. Atėjo daug žmonių. Tai ką daryti reikia? Klausė jie jo. Kavą gerti. Jie perka kavą, praeina mėnuo ir klausia, o kur mūsų pinigai? O jūs sakote, o aš gavau. O kad jūs gautumėte, jums reikia surasti dar kitus norinčius užsidirbti. Tie žmonės nuveina, suranda kitus žmonės, kurie nori užsidirbti. Anie žmonės atėjo ir klausia, ką reikia daryti? Kavą gerti. Jie sako, aišku, jie geria kavą. Praeina dar vienas mėnuo. Kur mūsų pinigai? Mes gavome, aukščiau stovintys gavo. Jums reikia pinigų, jums reikia surasti kitus, kurie nori užsidirbti. Taigi, tai tęsis iki tol, kol bus norinčių užsidirbti. Ir kai jie pasibaigs, o jie pasibaigs, nes pagal statistiką yra 5 procentai tik verslininkų, į tą skaičių įeina visos kompanijos ir visi verslai. Taigi, kai pasibaigs žmonės, o tinklinio marketingo verslui iš 5 procentų bus maždaug 0,1, jie baigsis ir viskas pradės eiti grandinę atgal. Apatinį nebeuždirbs, mes nebeuždirbsim, dėl jų nebeuždirbs dar aukštesnį ir taip toliau. Jo. Kava žinoma pirks, nes kava puikia, bet jų svajonės nerealizuosis, jie negali parduoti tik kavos. Taip. Bet jie susikurs tinklą ir tinklo tikrai nesusikurs. Dėl to, kad kavinė kad dirbtų stabiliai kavinė, reikia, kad 90 procentų žmonių ten atėję gertų kavą, o ne uždirbinėtų. Ir dar kava jiems turi patikti ir apstatymas turi patikti. Ir jie neturi turėti uždirbti, tai tik, kad 5 procentai pradėti normaliai stabiliai uždirbinėti, 95 procentai turi būti taip vartotojais. Todėl 95 procentai atėjo išleisti pinigų ir tada tiems 5 procentams užteks uždarbį. Ar aišku? Paprastas dalykas, jūs nerasite nei vienos kompanijos, kuri pati mokintų savo žmonės nedirbti per verslą. Ir tai daro visos marketinginės kompanijos. Kai kurios sako, kad mums viskas vyksta per produktą ir taip toliau. Jie sako, kad su mūsų kava galima gerai uždirbti. Kava puikiai, bet nereikia ieškoti konsultantų per ją uždirbti. Reikia surasti žmonių, kuriems ta kava patiks. Ir taip mes prieiname, kodėl FM Group. Jei jūs dirbate ne per verslą, o per produktą, jums reikalingas produktas, kuris tenkina ne tik tuos, kurie uždirba pinigus, o tuos, kurie ruošiasi už jį mokėti. Tai skirtumas, tai labai didelis skirtumas. Jums reikalingas produktas ne dėl konsultantų, kuriems lengva parduoti. Pas kurį yra legenda. Pavyzdžiui, tenai grįžtantis kiniečių jaunuolis pardavė kažkokią tai laišką kažkam, tai ir tenai buvo parašyta, kad tokie kvepalai tenai buvo labai puikus ir tas kvepalus atkūrė palei dabartinės technologijas ir jie naudoja
visi žmonės. Taigi, reikalingas produktas, kuris nerodytų jokios emocinės spalvos, jokio įpakavimo. Produkto, kuris tenkintų vartotojai, o ne konsultantą. Va jeigu kai kurie gali pasakyti, kad mūsų produktas yra sunku parduoti, bet aš suprantu, kodėl aš už tai moku. Todėl, kad produktas ne dėl konsultantų, o vartotojams. Vadinasi, reikalingas produktas yra vartotojams. Tai va, visą laiką rodykite produktą ir jį teisingai. Dar vienas dalykas, niekados produkto nebandykite įsiūlyti klientai, o padėkite jam jį įsigyti. Aš jums pasakoju, kaip pastatyti stabilų verslą su vartotojais. Taip, vartotojams reikalingas jų produktas dėl vartojimo ir taip toliau, bet taip mes esame tinklininkai, mes savo kriterijus pastatome savai. Taigi, mums reikalinga tam tikros etikos vadovai ir užtikrinimas, nes pas jūs yra visi įsitikinimai apie etiką. Mes nesiruošiam nieko apgaudinėti, nei vartotojų, nei savęs. Ypač neapgaudinėjame vartotojai. Mums reikalingas produktas, kuris galėtų padengti visą kvepalų valymo koncepciją. Kad būtų produktai, kuris galima kvepinti ne tik kūną, bet ir plaukus, spintas, mašinas, tas pats ir su valymo priemonės. Ar suprantate, kad produktas jisai netliktų tik tai vienos kažkokios dalelės. Mokinti dirbti per produktą. Mokinkite susidirbti per produktą. Neieškokite tų, kurie nori uždirbti, jie paskui patys statys. Ir mums reikalingas hybridinis marketingo planas. Kodėl hybridinis? Todėl, kad pirmoji daly mums reikia vartotojų, antroji daly reikia lyderių. Taigi, kuo skiriasi vartotojo planas nuo lyderio plano? Vartotojai reikalingi tik produktai, jų rezultatas ir tai, kad jis gali juos bet kada įsigyti. O lyderiai tai jau visai kita mokykla ir visai kitas marketinginis planas. Kas bandėte, galiu panalizuoti tinklinimo etiketę, bet tai kitą kartą ir šį dieną, man atrodo, baigiau. Ar turite kokių klausimų?